Siekdami aukščiausios mokslo ir studijų kokybės, vieni geriausių šalies universitetų KTU ir ISM žengė svarbų žingsnį. Pasirašyta sutartis, kuria ISM vadybos ir ekonomikos universiteto kontrolinį akcijų paketų valdymą perima Kauno technologijos universitetas. Jeigu kalbam apie aukšto mokslo kokybę, apie perspektyvą, apie ateitį jaunam žmogui Lietuvoje, konsolidacija pačių geriausių mokslo ir studijų jėgų būtina. KTU ir ISM nuosekliai sieks bendrų kokybinių tikslų, tačiau abiejų universitetų veiklos išliks savarankiškos. Siekiama ne organizacinės integracijos, o unikalios studijų platformos sukūrimo bei tarpdiscipliniškumo, kuris yra inovacijų varomoji jėga. ISM universitetas jau kuris laikas yra išsikėlęs savo tikslą tapti lyderiaujančia rytų ir vidurio Europos aukštąja verslo mokykla. Ir toks tikslas nebus pasiektas be inovatyvių ir drąsių žingsnių. Ir šis žingsnis yra būtent toks. Artimiausi planai – pradėti dirbti kartu. Sėsti, strateguoti, siekti to, ką esam numatę. Derindami technologinius ir inžinerinius mokslus su antreprenerystės gebėjimais, mes artėjame link inovatyvaus studijų modelio, labai reikalingo tiek moderniai ekonomikai, tiek Lietuvai. ISM studentams atsivers lyderiaujančio technologijų universiteto mokslo ir studijų potencialas, o studijuojantieji Kauno technologijos universitete galės įgyti antrepreniškų žinių, kurias perteikia vienas geriausių Baltijos šalyse verslo universitetų. Mes tikrai turim ambicingus tikslus. Lyderiaujantis universitetas tiek Lietuvoje, tiek regione, o gal net ir tam tikroje dalyje Europos.